Labą dieną. Tai kaip dabar žinoti, kad Fiodorovo duomenys nebuvo pavogti ir sumanipuliuoti? Iš kur žinoti? Iš kur dabar Fiodorovas turi žinoti, kad jo duomenys nebuvo ten pavogti per registrų centrus, dar kažkur ir sumanipuliuota šitą visą šundaktarinę parodiją. Kaip vadinu šundaktarinę parodiją, jinai vadinama grėsmėmis visuomeniai. Grėsmė visuomeniai. Kas taip sugalvojo? Kodėl taip sugalvojo grėsmė? Kodėl negalėjo būti duomenys pavogti dėl kažkokių tai interesų pakenkti Fiodorovui, pakenkti asmeniškai Fiodorovui? Iš kur žinoti dabar? Kas atsakys? Kaip elgtis tokiuose situacijose ir kaip kovoti su tuom? Kaip kovoti su manipuliacija daktarų, šundaktarių ir visų kitų individų? Kaip? Kažkaip reikia kovoti su tuo. Reikia rodyti visuomenę kiekvieną kartą, kas kartą visuomenę šviesti, kad negalima nieko pasitikėti, ypatingai šundaktariais. Duomenų vagystė. Kodėl Fiodorovui buvo atlikta duomenų vagystė ir jam buvo sukurta grėsmė visuomeniai? Ir kad Fiodorovas kenkia pats savo ir neigia savo ligą. Kokią ligą? Aš operavausi koją. Aš neturiu jokios ligos. Kas sugalvojo šią klaidingą nuomonę? Kas? Daktarai, šundaktariai. Įsivaizduojat, ko labiausiai reikia saugotis ir kas labiausiai valstybėje yra grėsmė visuomeniai. Visokie individai surežisuoti jums pakenkti ir jie kenkia. Ir jie tiesiogiai jums kenkia. Įsivaizduojat? Jie manipuliuoja jūsų sveikata. Jūsų sveikatos istorija yra manipuliuojama. Statistika yra padirbinėjama. Viskas yra padirbinėjama. Ir jums reikia su to kovoti. Ką Fiodorovas ir daro, jis kovoja, rodo visuomeniai. Šundaktarių ir daktarų visokių individų sukurtas nuomonės jums ar Fiodorovui primestas visuomenė grėsmes. Įsivaizduojat? Kaip taip gali būti? Ir iš kur?
Ir iš kur? Bet kai senovės išmintis byloja, sako, visi žmonės turi kažkokius tai protinius instinktus savo. Ar kad tai parazitinius dar kažkokius jumis pasinaudoti. Jeigu jums nutiko kažkokia bėda, kokia liga, dar kažko, tai visą laiką šundaktaris bus suinteresuotas jumis pasinaudoti. Tiesiog pasinaudoti. Kaip pasinaudoti? Kaip yra pasinaudojama? Kaip valstybėje galima pasinaudoti žmogumi? Jiem prikabinti, sufalsifikuoti kokios tai diagnozės, iš jų įsidirbinėti, jį ten operuoti, ten dar kažką gydyti. Nors nereikia. Ten nėra ką ten gydyti. Jūs jau ir tai vargšai esate. Ir jūs nieko negalit padaryti. O nauda tai kur valstybėje? Šundaktaris visą laiką jumis pasinaudos. Jam tai pinigai. Įsivaizduojat? Kokia skaudi tema. Ir prisidirbęs tokio šūdo šundaktaris, jis niekada neprisipažins. Jis bėgs pas savo interesantų ir ieškos prieglobsčio, kad jo subį nepridengt. Įsivaizduoji. Kaip blogai. Tai kur ta grėsmė visuomeniai? Kodėl? Ar tikrai žmogus yra grėsmė visuomeniai? Ar tik taip šiaip šundaktario sugalvota nuomonė pasipelnyti, pasipinigauti? Tiesiog pasipinigauti, pasipelnyti, pavaidinti kažkokią reputaciją savo. Neva gydo, kenkdamas. Įsivaizduoji, jis kenkdamas gydo. Ir kaip su to kovoti? Reikia rodyti visuomeniai. Ir turim šviesti kiekvieną žmogų ir rodyti visuomeniai, kokie iš tikrųjų yra šundaktariai. Kaip jie manipuliuoja jumis ir jūsų sveikata. Nes jiems yra naudinga. Jiems yra pinigai. O jūsų sveikata jiems nusižikti. Dar geriau, jeigu jūsų ta sveikata blogesnė, jiems galima daugiau pasinaudoti, daugiau iš šūdo įspausti grūdą ir jumis pasinaudoti. Kodėl Fiodorovui nepriima implantų? Tai kodėl? Tai kodėl vyksta šitas reportažas tiesiogiai ir kodėl Fiodorovui nepriėmė implantų? Kodėl Fiodorovui nepriėmė implantų ir Fiodorovas tapo grėsme visuomeniai? Kodėl? Kodėl taip nutiko? Kodėl nutiko taip? Kas atsitiko su daktaru chirurgu ir nutiko toks dalykas? Nepriima implantų. Kažkokia mėsa bloga. A kas? Mėsa bloga.
kažkokia mėsa bloga. Šundaktaris niekada jumis nebus suinteresuotas jums padėti, jis jums pakenks, nes jūsų mėsa bloga. Jūs jau smirdit. Jūsų tiesiog mėsa bloga ir jinai yra serganti. Jūsų ta mėsa serganti ir švinkstanti. Ją reikia cheminti, ją reikia nucheminti, ją reikia tiesiog absorbuoti. Kažkaip sutraukti, kažkokias absorbacijas daryti. Įsivaizduojat? Jūs turit atlikti kursus, chemoterapijos kursus, turit susivartot, nes jūsų mėsa, šita va mėsa jūsų bloga. Jin kažkokia bloga tiesiog šiaip. Jeigu tu galvoji, kad tavo mėsa bloga, tu tiesiog suklydai. Tu galvoji, kad tu esi sveikas ir tavo mėsa gera, tai tu visą laiką būsi šiukšlė. Šiukšlė šundaktario akyse. Šundaktariai nemėgsta tokių. Šundaktariai vengia tokių. Įsivaizduojat. Ir tai visą laiką su jumis nutiks. Nutiks. Jeigu jūs sudvejosit, kad jūsų mėsa gera, sveika gera, jūs visą laiką būsit idiotais. Jūs būsit idiotai. Būsit nesveiki, būsit psichai. Jumis vertins psichiatrija dar koks mėšlas. Įsivaizduojat. Ir jūs būsit grėsmės visuomeniai. Nes jūs ginat savo teisės ir nenusileidžiat nei vienam šundaktoriui. Šundaktorio teisei. Įsivaizduoji. Tai kodėl taip nutiko? Kas atsitiko su šundaktoriu? Jis gal buvo geras daktaras, bet tapo toks, žmogų toliau gadina sveikatą. Jis ir toliau žmogui gadina sveikatą. Įsivaizduoja. Šundaktaris save laiko kaip išgydančių, dar kažką padarančių. Bet kaip specialiai, kaip būtų suinteresuoti tavim pasinaudoti, jie tau pridaro priešiką. Ir specialiai ir apsimeta. Ir nereaguoja. Įsivaizduoja. Jie paskui net nereaguoja. Jie tave ignoruoja. Nes tu grėsmė visuomeniai. Ir jiems teismas tai nurodo teisėje. Nes šundaktaris turi teisę. Jis yra teisinis šundaktaris. Įsivaizduoju. Ir jie teisiškai tau priešika. Ir tiesiog teisiškai jie tau priešika. Teisiškai. Jie tiesiog teisiškai tau priešika. Kaip tai padaro? Paprasčiausiai jie tavo sveikatoj tenais prirašinėja to, ko tu nenorėtum.
ko tu nenorėtum. Kad ten prirašinėtų, o jie tau tenai pridergia. Įsivaizduojat. Specialiai. Nes šundaktoriui tai yra naudinga. Tave apšikti, tave apdergti teisiškai. Ir tenais sveikatoj, šitoj sistemoj, internetiniai sveikatos bazai. Ir tenais prišika. Prirašinėja šito mėšlo visokio. Ir tenais skaitos teisė. Įsivaizduojat. Ir tenais skaitosi jau teisė. Ir kažkokį kvailį. Šundaktarį tiesiog. Įsivaizduojat. Ir prišikavo taip tam. Kažkur tai izoliuoja. Įkalina į kažkokią, įsikalina jie patys į kažkokią tai ligoninę ir tave šantažuoja kažkokiu kursu. Nes tu esi grėsmė visuomeniai. Įsivaizduojat, kur yra pati didžiausia problema. Kur pati didžiausia problema yra. Šundaktarinėse. Nes jie jums pridirbs anksčiau ar vėliau. Tai va taip. Tai kodėl pelnas iš jūsų problemų? Nes tai yra naudinga. Valstybė moka už tai pinigus, kad jūs sergate, o jie jūs gydo. Jie ne tik, kad jumis gydo, bet jie dar ir sukuria problemą. Sukuria problemą tiesiog. Prirašinėja jūsų sveikatą sistemą visokio mėšlo. Nesvarbu jiems. Jeigu prirašinėji kažką tokio, kad su grėsme visuomeniai, tai jiems dar naudingiau. Tai jiems dar naudingiau. Švis naudinga. Su grėsme visuomeniai kažką pridergti. Ir jie paskui iš tavęs reikalauja, kad tu kažkokį gydalą, kad tu sergi. Ateina šizofrenikas, psichinis ligonis, psichinis individas, psichiškai nesveikas, tau aiškina, kad tu sergi kažkuo. O jiem paprasčiausiai su galva negerai. Ir jūs turit gintis. Svarbiausia, turit gintis nuo to. Turit ginti savo nuomonę. Ir niekada nepasiduoti svetimiems. Svetimoms iliuzijoms. Nes šundaktaris jums pridirbs anksčiau ir vėliau. Ir jums reikės problemą spręsti patiem. O teismas nuo jūsų bus jau nusisukęs. Teismas niekada nebus už jūs. Teismas valstybės visada yra suinteresuotas daryti naudą sau. Daryti naudą sau. Teismas gauna už tai pinigus. Ar jis dabar teismas rodyti reputaciją daktarinę šundaktarių, kokie šundaktariai, kenkėjai, parazitai. Tai teismas nerodo tokių. Visą laiką jūs būsit šiukšlė. Jūs būsit šiukšlė. Ne šundaktaris. Įsivaizduoju. Ir čia va tokia jų teisė. Čia tokia jų yra teisė. Tiesiogiai. Iš palatos filmuoju jums ir tiesiog šviečiu visuomenę. Niekada nepasiduokit savo nuomonį.
Kodėl taip atsitinka? Nes visada yra naudinga šundaktariams. Kodėl šundaktariai apkaltino Fiodorovą, kad jis pabėgo iš ligoninės? Tai negali pacientas pabėgti iš ligoninės. Jis negali. Jeigu jis dar tuo labiau negali vaikščioti. Ir tu jį apkaltini, kad jis pabėgo iš ligoninės. Tai kas tu toks esi, tu esi šundaktaris, ne daktaras. Daktaras gal ten kažkoks yra tam. Bet mes dabar kalbam apie šundaktarius ir apie grėsmes visuomeniai. Kaip neįgalus žmogus pabėga iš ligoninės. Tai kaip ir nutiko, supranti. Fiodorovas pabėgo iš ligoninės, įsivaizduoju. Apkaltinu. Kažkokie du žmonės išleido manęs iš tos ligoninės Romainių Kauno. Išleido jie tiesiog namo mane. Ir jau vakare, jau aš kaip namie, jis skambina, sako, kad aš pabėgau iš ligoninės. Įsivaizduoju. Apkaltino tiesiog, kad pabėgau iš ligoninės, aš niekur ten nebėgau. Kokia nauda man bėgti iš tos ligoninės? Aš tiesiog su savim neatlieku savo jokių ten tyrimų, kažkokių eksperimentinių, kažkokių chemokursų, primestų grėsmių visuomeniai. Aš su tokiais iš tokių netoleruoju nuomonių iš vis. Su tokiam nuomonėm aš nesutinku visai. Ir šundaktarė apkaltino Fiodorovą, kad jis pabėgo iš ligoninės ir užkrėtė šeimos narius. Įsivaizduoji? Ar jūs galite įsivaizduoti? Jis užkrėtė, pabėgo iš ligoninės ir užkrėtė šeimos narius. Įsivaizduojat, kaip šundaktariai Fiodorovui pridirbo. Įsivaizduojat. Ir teismas jau kaip kokią nagrinėjimą savo informaciją rašinėja tas nesąmonės, kaip durniukai. Kaip idiotų teismas. Įsivaizduojat. Jie tai juk supranta viską juk. Kad kaip tu ten pabėgsi, kaip tu ką, juk tave tik tai gali išleisti. O teismas rašo, sako, Fiodorovas pabėgo iš ligoninės ir užkrėtė šeimos narį. Alytaus apylinkės teismas. Įsivaizduojat, tokias nesąmones rašinėt pradėjo. Tai Alytaus apylinkės teismas. Tai kur jūsų tiesa? Kodėl jūs meluojat? Kodėl meluojat visuomeniai su tomis grėsmėmis? Kodėl jūs sudirbat? Kodėl jūs tas nuomonės formuojate ir rašote į tuos lapus, kad Fiodorovas pabėgo užkrėtė? Kodėl jūs formuojate tas nuomonės? Žmonėms aplinkiniams visiems skleidžiat šitą melagingą informaciją ar propagandą. Kodėl? Kodėl jūs Alytaus apylinkės teismas Vilma Venckevičienė taip elgėtės? Kodėl jūs taip elgėtės? Kodėl jūs rašinėtas nesąmonės, kad aš pabėgau, aš niekur nepabėgau. Ir niekada gyvenime aš netlikinėsiu jokių tyrimų ir jokių kursų. Įsivaizduoju, niekada.
Niekada šundaperi jūs manęs negydysit ir aš su jumis neprasidėsiu su jūsų primestom nuomonėm, psichiniam, daktariniam. Patys daktarai serga psichiniam tiesiog ligom. Įsivaizduojate? Patys daktarai serga psichiniam ligom. Yra psichiškai nesveiki. Tiesiog psichiškai nesveiki. Jeigu tu būtum psichiškai sveikas, tai tu vadovautumėsi faktais, aplinkybėmis, dar ten kažkaip kaip yra, buvo iš tikrųjų, nu ką meluot. Bet tu šneki atvirkščiai. Tu esi psichas. Tu esi psichinis ligonis, tu šneki atvirkščiai, žinodamas, kad taip nebuvo. Ir tu kalbi, įsivaizduoji. Kokios naudos tu nori? Kokios naudos tu nori? Ar tau tikrai taip yra naudinga? Nu, jeigu tu galvoji, kad tau taip naudinga, sveikintina. Sveikintina. Tai va tokia žinutė visuomeniai. Paklausimai žebrandė. Ką su jumis daugiau? Ką jūs daktariniai galite pasiūlyti? Ką jūs daktariniai galite pasiūlyti Fiodorovui? Ką jūs galite psichiniai ligoniai, psichiškai nesveikos būtybės Fiodorovui pasiūlyti? Kažkokią ligą gydytis, įsivaizduojate? Kaip tu turi į tai reaguoti? Tu turi nuo jų gintis. Jeigu tau taip likimas davė, tai tu turi ir eiti tuo likimu. Ir tu negali nusileisti jokiam šundaktariui ir savo vertybėms, ir gamtos, ir visuomenės labui. Tu turi šviesti ir rodyti visuomeniai, kaip yra iš tikrųjų ir kur yra didžiosios grėsmės. Rodysim ir šviesim toliau, kodėl nepriima implantų, kodėl laboratorijos tiesiog manipuliuoja, teismas manipuliuoja. Kalbėsim, darysim apie tai rubrikas, ilgus filmus darysim ir šviesim. Galit remt kanalą Kontribierą. Jeigu jums patinka, tai va taip, jeigu jums patinka, galite remti kanalą. Aš čia apsigyvensiu šitam narkomaninė Alytaus su Svajūnu Žukausku direktoriu. Susitarsiu kaip nors. Nu ir remkit mano kanalą. Vis tiek neturiu nei bliuskės normalios, nieko. Nu, tai va, taip supranti, remkite. Parekomenduokit kokius nepriklausomus ten daktarus, dar kažkokius. Nu, tai va, taip dėkui, kad žiūrėjote. Būkite etiketiški. Nu, eikit maudytis, išsiprauskit. Ir iki kito karto, jo.